Įsivaizduok, kad medis nuvirsta, kai mūdu šalia stovim. Įsivaizduok, kad nenuvirsta. Tai vienas iš puikiųjų pokalbių tarp pūkuotuko ir paršelio. Kaip kiekviename sakinyje šioje knygoje, jame slepiasi daug sociokultūrinės ir psichologijos mokslų jau kitais būdais įrodytos tiesos. Šiandien siūlau būtent tokį mintinį eksperimentą. Įsivaizduokim, kad medis nenuvirsta. Be jokių bet, tiesiog detaliai įsivaizduokim, kad viskas yra gerai. Kad užduotis užbaigėme sėkmingai. Kad tikslus pasiekėme. Kad norus išpildome. Kad nuo visų ligų pasveikstame arba visai lengvai jas kontroliuojame. Kad gyvename ten ir taip, kaip norime. Kad tvarkome su laiku, pinigais, daiktais, santykiais. Kad galime beveik bet kada stabtelti ir pasakyti savo, jo, tai ką darau yra gerai, iš didžiosios raidės. Kad ramiai užmiegam be nerimastingų minčių dūzgimo ir kad tas pats dūzgimas dieną reiškia tik efektyviai veikti pasirengusi vidinį motorą. Užsirašykime visus dalykus, kurie priklauso tam pasauliui, kuriame medis nenuvirsta. Žodžiais, paveikslais, schemomis ar nuotraukomis. Kaip sąrašą ar kaip koliažą. Kuo detaliau visą tai įsivaizduosime, tuo daugiau gausime naudos. Ką darysime, kaip jausimės, kada, kur, kaip, su kuo, kame, aprašykit viską. Kokias emocijas mums kelia šis rezultatas, kokias mintis mums kelia šis rezultatas, kokius veiksmus skatina šis rezultatas. Patinka? Puiku. Tada taip ir darykim. Taikos ir ramybės.